Sveiki visi, čia programuotojas 2200 ir šiandieną tęsime programavimą, jau naršyklės programavimą. Ir čia jau bus programavimas, ne taip kaip tik sudedi mygtukus ir viskas. Va, parašote web browser 1 taškas navigate skliaustelis bus parašyta text box 1 taškas text ir uždarom skliaustelius. Va, čia bus pirmo mygtuko, ieškoti, atgal mygtuko 2 kartus paspaudžiate, laukite, va, išmeta vėl tą patį. Jūs aišku nežinot, ką rašyti vėl. Web browser 1 taškas go back ir va, į priekį nebus to, kad nes labai sunku būtų daryti. Paspaudžiame ant form, va čia kur yra, va ne ant mygtuko ko nors, o ant šito. Ir kad būtų tekstas, naršyklė, ne, mano pirma naršyklė ir va. Ar jūs galite pavadinti kaip norit. O va čia, kur paspaudžiate, kokią svetainę norite, kad iš pradžių būtų, kai paspaudžiate ant šito. Vat ant šito balto. Tada, pavyzdžiui, www.google.lt arba yahoo.com arba lt. Ir va, galite išbandyti. Paspaudžiate šitą play mygtuką arba paleisti. Matot, rodo ekraną. Bet tai veikia tik ant Windows operacinės sistemos. Turiu paleisti. Labai ilgai leidžia. Va, jeigu yra 0 errors, tai vadinasi gerai pavyko. Kažkaip nepaleidžia. Va, paleido. Pasakiau iš karto, kažkaip nepaleidžia ir paleido. Vėl nepaleido. Žodžiu, jūs išbandysit ir pamatysit, bet perspėjau, kad flash playeris neveikia, tad laukite kito dabar.